Filmuojam. Taigi, va, čia Deivio perdarėm jau. Čia TV3? Čia TV3 ar LNK bus? Negalima filmuoti. Sveiki sugrįžę į Yra reikalų paskutinė visų laukiama serija. Sveiki. Niekur dingom nei ką, tai vis dar tęsiam rinkimą. Šarūnas tik moka vaidinti, kad moka kažką. Jisai daug daro, bet ir padaro. Iš F padarė į G, kur sulaukia daug ir gerų, ir blogų komentarų. Šarai, kokia tavo nuomonė, kad tu išdarkei F-kę ir padarai G-škę? Visiškai nesiskundžiu. Katytės nesupras, o bachūrai irgi nelabai daug supranta iš tikrųjų. Tie, kurie F-kę turėjo, matė, gyvai čiupinėjo, gal ir supras. Bet ne apie tai, čia, ta prasme, nebuvo tikslas jos čia perdarinėt. Gerai, kitas klausimas. Kodėl šnekam apie mūsų projektą, kai atvažiavom čia dėl būtent šio projekto? Ar dar išbėgsite į aikštelę su kokiu kitu projektu? Nu, nesąmoningas klausimas, nu. Po Deivio projektą. Čia priklausys nuo žmonių. Jeigu norės pamatyti dar kažkokį, tai kaip čia gražiai įsireiškus, nežinau, galvoju, šiek tiek apleistą automobilį norės pamatyti atgimstančių vėl, tai galbūt. O jeigu Deivis atveš dar vieną, sakys Hebra, turiu geresnį variantą, ar atversi tu jam duris? Deiviui duris visą laiką atviros. Little pigs, let me come in. Here's Johnny. Pasakysiu tik tiek. O svarbiausia, kad jisai nenusipirktų mašinos be mūsų. Bent jau be Carvertical, bent jau, kad nenusipirktų. Ir tai būtų gerai, nes šitas pirkinys nebuvo pats, sakykime, gražiausiai, geriausiai patiktas ir pasvertas. Nebuvo labai pasverta, nebuvo labai paskaičiuota, bet nu, turim, ką turim. Jau dabar dailesnį Kem6 gatvį ras bus sudėtinga iš tikrųjų. Šiaip gerai, pasidarė iš tikrųjų labai nemažai darbų. Važiuoklė yra visa pilnai nauja, sudėta žeminantys amortizatoriai, coiloveriai vadinami kitaip, visi 4 aplinkui. Dabar aišku, aukštis nėra toksai, koks turėtų būti. Čia yra sudėta, reikia sureguliuoti, bet reguliuosis, kai įsidės ratukai iš Vilspoto, ačiū jiem, aфиgenį ratai gavosi, tai juos sudės, tada jau bus matuojama aukštis ir bus padaryta. Žodžiu, variklis irgi padaryta viskas, kas reikia. Sudėta nauji diržai, nauji tempėjai, visas tarpinės pakeistos, indeklus pakeitė, žodžiu, viską apžiūrėjo, Hebra sužiūrėjo, padarė. Bakiukas naujas visiškai apiplovimo, matau. Arba labai geros būklės buvo, nes atrodo tai kaip naujas. Vairas persiūtas, pilnai perdažytas, tvarkytos rūdys, pakeistos durys, kurios buvo paveiktos per daug rūdžių. Darbų begalės atlikta, visi klausia, kodėl čia taip, kodėl nusikėlė. Kai pradedi kariauti su rūdim, tai atsiranda daug problemų. Pirmas dalykas, tai užtruko ilgai paieškos durų. Kem6 duris surasti be rūdžių, nu, praktiškai neįmanoma, todėl ieškom kuo geresnių durų, kad tos rūdys neišlystų atgal. Kapotas sutvarkytas, buvo surūdėjęs. Stogas sutvarkytas, buvo surūdėjęs. Čiut nenuplėšė pirštinės. Žodžiu, viskas aplinkui yra sutvarkyta. Dar beje dėsis aparatūra, kad skambėtų, nes šitie popieriniai dalykėliai, paklausykit, taip neturi daryti. Žodžiu, man jau šiandien linksmina, todėl kad matau, kad projektas čia atrodo dabar jinai išrinkta, bet iš tikrųjų labai nedaug lieka, kad ją surinkti. Bus ledas. Nežinau, nėra čia ką labai daug pasakot, viską pasakoja vaizdai, kuriuos matot. Aš einu darbuotis, reikia užkliuoti stoikės, nes jos tokios pasilaupusios. Tos vietos gal idealiai nebus, bet bus labai gražu. Beje, einam parodysiu. Einam su manim. Artūras sakė, kad čia šitai mašinai, aš tikiuosi, jisai nesumelavo, nes aš apie šitą aš nežinojau. Čia jie patys turbūt nusprendė, bet pažiūrėkit, kokį grožį atvežė. Čia šitas dėsis ant bamperio. Čia tikrai šitai mašinai, ne? Žinot, kas čia yra? Tai va toks dalykas, kurio trūksta tam BMS.
Tai išsipakavom visgi magelį. Perleidžiu estafetę Artūrą, aš einu dirbti, jisai dabar atlieka. Tai pas Deividą jau buvo didesnis ekranas, bet nebuvo Androidas. Tai Deividas įsigijo Androidą ir nori, kad galėtų tiesiog YouTube įsijungti, pasižiūrėti klipus, pasileisti muziką ir būtų kiek kokybiškiau. Bet vėlgi susidūrėm su problemom, šitas Androidas yra kiek senesniam modeliui, tad jungtis netinka, reikės perdarinėti jungtis. Užtruksim kiek laiko, bet viską pasidarysim ir viskas bus liuks. Žinoma, dar turim iš X audio aparatūrą, kurią taipogi reikia sumontuoti, pravesti visus laidus ir žinoma ją sureguliuoti. Na, bet greičiausiai reguliavimus paliksim ekspertam. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. Begging I taught to be never. Čia ir vietų buvo, reikėjo čia pastatyti. Va, nieko zetkės stovi. Blim. Su žaislais savo. Kažkur padėsim šitus žaislus. Labas rytis. Ką, grįžom? Jo, tik tai mes eisim turbūt į dirbtuvės, mes čia patys tai nesurinkinėsim. Žemyn. Ačiū. Taip toli dar nebuvau čia nuėjęs. Šios raidos šiandien padarysim tokį basic paketą kiam 6. Įdėsim biledlešiukus, nudažyti yra žiedukai, įdėsim žiedelius Angelaisius, taip vadinamas, ir sumontuosim stiklus. Tai kaip ir nieko ypatingo, tiesiog, kad būtų simpatiškai, gražu ir paprasta. Tai va, kaip ir tiek. Tai... Kaip sako, OM+. Geriau negu originalas, švies tikrai geriau, atrodys tikrai geriau. Prieš šviežiai dažytos mašinas bus tikrai geras efektas, manau, to mes ir norėjom. Sudėjau, viskas buvo aptarta, jisai žino, jisai kažkur čia ir viską mato ir girdi. Tai žodžiu, viskas gauta, viskas padaryta ir lieka dabar viską sudėliot, pasižiūrėti, kaip atrodo ir galbūt teks kažkada, kai mašinas surinks, grįžti, kad jas sureguliuoti ir viskas. Iš esmės teisingai? Jo, viskas teisingai. Gana paprastai atrodo, bet patys turbūt nelabai padarytumėm, todėl čia ir atvažiavom. Nu jo, aukščius pagaudyti reikės, tai dėl to geriausia, aišku, tą darbą palikti mum. Tai va, kaip ir, manau, kiek čia mum apie 3 valandėlės, manau, reikės kažkur tai ir surinksim. Aišku, turim tokį šiokį niuansėlį, bet aš manau, kažkaip tai įsispręsim. Kokį turim dabar tokį vat niuansą. Matot, kaip aš minėjau, reikės gaudyti aukščius. Bet jūs uždažėt tolimo šviesų reflektorių. Taip, tai jis nebešvies, tai mes neturėsim atramos taško. Mes galvojam imti jungti tą tolimo šviesų reflektorių iš pradžių, ant stendų išstatyti tai yra lygį ir pagal tą lygį, pagal tolimų šviesų spindulių vidurkį išstatyti artimų šviesų lęšį. O dabar taip, kad mes neturim pradinio taško, nuo ko statysim. Tai dėl to tas kažkiek tai vėlgi dar pasunkinas. Niuansas, bet... Niuansas, bet štai juoda geriau atrodys. Jo. Ir plus, kaip aš suprantu, tai trumpos ilgos bus ant lęšio dabar. Jo, viskas bus viename. Tai ir trumpos ir ilgos bus, jos niekur nedingsta, kad mes uždažėm, tai mūsų nepykit, trumpos ilgos šviesos bus, viskas bus gerai. O čia atliks šitie dalykai, atliks gabarito vaidmenį, teisingai? Teisingai. Tai va, bus žiedai. Taip. Deivis kaip ir norėjo žiedų, kad BEMSas būtų kaip BEMSas su savo akim. Dabar viskas atrodo detalių krūva, bet kai susirinks, padėkit manim atrodys labai gerai. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Got diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect and my money long. If you ain't talking money, don't talk. Kad viską per vidinis jungtis, tai yra viduje laidai, kad jums nereikėtų nieko daryti. Tai reiškia, mes šiandien, žiūrėk, irgi padaryta yra dabar taip, kad matai, viskas viduje yra sulituota, padaryti kontaktuką ir viskas sulituota. Jo, fiškė užmauni, žodžiu, viskas veikia. Jokių nereikia sukinėjimų, laidų ir visų kitų reikalų. Ką dar vieną dalyką pastebėjau, ko net nepasakė. Matėt, kai ardžiau žibintus, kad buvo auselė nulaužta ir jas sulitavo, vienos iš viso nebuvo. Tai sutvarkė ausis. Šito net nei mes prašėm, nei sakėm, bet patys pastebėjo sutvarkė, tai iš tikrųjų labai, labai faina. Gerai atrodo, super. Matai, yra dar seniai žibintai, kur reikia va taip junginėti. Jeigu yra, tarkim, nauji žibintai, tai mes turim savo dėžės tokias. Tai, tarkim, jeigu tai Mersas ar Bensas. Ai, kur čia jau normaliai, kur fiškė, ne? Jo, čia kur viena. Visiems normaliam žibintam tada paimti tada. Šiek tiek naujesnėm. Audinė, Mersas,
BMSas, senesnis, naujesnis ir iš karto sustojus. Taip, dabar. Nu, čia reikia pajunginėti, nes viskas atskirai. O dabar matos, kaip šviečia ant sienos. Šiaip ir geltoni. Gyvai geriau atrodo negu iš nuotraukos. Jo, iš nuotraukos tik atrodė, nu taip, geltoni, bet šiaip iš tikrųjų labai nesunku bus pajungti. Tai iš vieno į kitą. Nepatiks balti, gali padaryti geltonus. Tai. Nu įdomu kaip mašina atrodys. 5 sekundės. Jo, arba į vieną, arba į kitą, viskas. Tikslas įgyvendintas ir padarytas netgi, sakyčiau, pranoko lūkesčius, nes realiai galvom, nu čia įdėsim žiedus ir čia tiek. Net žiedų galvom pradžiai nedėti, bet Eduardas pasiūlė, sako, davai sudedam gal žiedus, geriau atrodys. Nu ir tikrai atrodo daug geriau negu galvojau, kad atrodys. Biški gaila, kad ne mano žibintai, nu bet, nu ką darys. Pas tave dar geriau. Pas mane dar geriau, pas mane geškė žibintai iš vis. Tai va, žodžiu, jau čia pakuojamės, vežam į servizą ir jau, manau, susitiksim su jumis, atvažiuosim pasirodyti, kas gavosi iš Kem6. Jo. Ir juos pareguliuoti galbūt tada reikės, ne? Jau į mašiną įdėjęs šiek tiek. Tai va, gerai, ačiū jums labai. Jo, iki sekančio. Aš dar užsuksiu savais reikalais, dėl gėškės. Sveiki. Ir štai, dedam ant dvirtspoto ratų padangas. Ratai iš tikrųjų idealiai atrodo. Palauk, iškeliu į viršų. Kas buvo sunkiausia, ne? Tai buvo sunku nustoti lyst gilin, nes menkiausia rūdis bandėm mes ją valyti, bandėm daryti, matom kėbulą, matom važiuoklę, visas važiuoklės dalis bandom nuplauti, nuvalyti, nudažyti, kad ko automobilis atrodytų geriau. Tai sunkiausia buvo nustoti lyst gilin. Top 3 tai buvo baisiausia ir tikriausiai, jeigu būtų kas filmavę reakciją, tai tikrai būtų įdomu pažiūrėti, kokia buvo reakcija, kai mes prie tos mašinos jau praleidom, nežinau, kiek mėnesį, gal laiko prie kėbulo, prie variklio, prie važiuoklės. Ir visą tą laiką automobilis buvo ant vieno keltuvo. Atvažiavo mašina, mes ją pasikėlėm, pradėjom remonto darbus ir nuleidžiam mašiną varyti kėbulą ir pamatom stogą. O ant stogo kažkas tiesiog šokinėja. Prasme, stogas žiauriai baisus. Tai čia buvo toks šokas didžiausias. Labai gerai reiktų pasiskaičiuoti, pasižiūrėti automobilio būklę, nes nėra tokio apibrėžto skaičiaus, kad ten 10 000 ir automobilis ledinis. Tai gali būti, jeigu galvojat, kad bus 10, tai dar pridėkit kaip minimum 40% visos tos sumos ir plius, minus, tai bus apčiapama suma, kiek kainuos tas projektas. Ar verta taip restauruoti tokį automobilį? Manau, čia paties kliento, paties savininko reikalas, ar verta ar ne. Tiesiog gal sentimentai, visa kita. Kodėl verta rinktis mus? Nes pas mus galite gauti viską, nuo A iki Z. Jeigu jums reikia praeiti techninę apžiūrą, jūs tai nespėjate to daryti, jūs galite tiesiog palikti automobilį, mes jį suremontuosim ir patys praeisim techninę apžiūrą. Norite įsigyti naują automobilį, tiesiog praneškit mums, mes nuvažiuosim, apžiūrėsim, patarsim, kuris geresnis, kuris blogesnis, kokį modelį, kokią markę. Tai jeigu taip trumpai tariant, pas mus verta rinktis, nes mes prisitaikom prie kliento galimybių ir jo sąlygų. Tai ką, pagaliau išaušo ta diena, visi laukia, kantri laukia ir Deivis jau čia, Kem6 irgi čia, paauglystės meilė čia, laikas parodyti tą projektą, kurio taip ilgai laukiai. Parodykit. Ko tikėsi? Ko tu šio tikėsi? Aš net neįsivaizduoju. Iš esmės tai tikiuosi, kad iš bjaurausiaus Kem6 bus dailioji Kem6. Kem6? Bus dailioji Kem6, taip. Tai va to aš tikiuosi, bet žinau, kad vyrai labai geri, kad darbą savo dirba puikiai, tai iš vis net nesijaudinu. Iš esmės net nesijaudinu. Aš žegnojausi, bet čia tik tiesiog dėl kadro, bet nesijaudinu, bus viskas labai. Tai tu nesijaudini, man įdomu, kaip jaučiasi Artūras šiuo metu.
Sąlyginai esam pasiruošę atiduoti automobilį Deividui. Įdomu, aišku, ta reakcija Deivido, kaip pamatys, nes automobilis tikrai atrodo įspūdingai. Kaip atrodė prieš tai ir kaip dabar, du nesulyginami dalykai. O ką reiškia sąlyginai? Ką reiškia sąlyginai, žiūrovai? Kas čia bus? Tai sąlyginai, žinai, visada čia toks, žinai, sąlyginai gerai. Sąlyginai gražiai, sąlyginai per silpnas variklis. Tiesiog garantui. Žmogus tiesiog garantui. Žinai, pasilieka dar kažkiek. Bet... Jeigu norit pamatyti, kaip atrodė prieš ir po, pažiūrėkit pirmą seriją ir įsijunkit paskutinę seriją. Pamatysit, koks yra skirtumas, tarp mašinos. Aš nesitikėjau, kad taip gerai atrodys. Spalva... Trūksta net žodžių iš tikrųjų, kaip atrodo ta spalva. Tai aš manau, kad nieko nelaukiam, Deivi, tu jeigu gali nuoširdžiai nusisuk, mes išvarom mašiną ir atsisuk tik tada. Jeigu tu čytinsi, kartosim. Kartosim tavo reakciją. Ne, čia jau dėl pačio savęs, man pačiam įdomu, tiesiog atsisukti ir pamatyti tą rezultatą. Tai gerai, nieko nelaukiam, manau, Artūrai išvarom mašiną, ne? Jeigu užsikurs, mes ją išvarysim į lauką. Jeigu ką ištumsim, viskas. Gerai, varom. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah. Hey, we on your look, top floor, lifestyle, chef and boy. Nu, Deivi, neramu. Jau galiu atsukti ar dar ne? Jeigu nori, gali palaukti. Mašina jau už tavęs. Nu gerai, tai ką? Nebetempiam gumos. Viskas, atsiprašau. Tu nebesvaig. Eik tu sau. Štai prasme, čia viskas blizga, spalva. Ar jūs matot, žiūrovai? Ar jūs matot šitą dalyką? Jūs matėt, kaip jinai atrodė prieš tai? Spalva blizga visa. Višnaitė. Bet Deivi, žinok, jinai ne tik gerai atrodo, bet gerai ir skamba vidui. Tu matei, kas pas tave salone padaryti? Reikės raktelį. Man reikės raktelį. Raktelis yra čia, Deivi. Mes dar tau jo netidavėm, žinai. Gerai. Baim. Nu, mašina kaip iš salono. Ir žiūrėkime, aš tau parodysiu. Toj sekundėlę, pakentiek. Gerai. Jeigu pasisuktum į savo dešinę, žiūrėk, palikom tau inicialus, kad atsimintum. 8 kambarys tikrai rida. Kaip kietai. Jūs matot, žiūrovai? Ant kiek gerai atrestauruota mašina, ant kiek graži spalva, kaip jinai gražiai atrodo, jinai tokia slik. Nemoku paaiškinti, bet tokia slik, tokia prie žemės, taip gražiai priglūdus, nu, wow. Gerai, paklausom muziką, man per daug emocijų, per daug visko, aš tiesiog... Žiūrėk, kaip kepa. Čia galima, žiūrėk, su toj mašinai... Aš nežinau, varautų gal ir krosnelį įdėdžiu. Gerai, kaip man, aš nelabai moku su šito dar naudotis, palauk. Žiūrėk, atsimeni savo izoliaciją. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau. Atsimeni? Wow. Na taip turi atrodyti vairas. Ir juodas, dabar čia viskas juoda, ne? Juoda gerai duoda, sako. Juoda gerai duoda. Važiuojam, 8 kambarys NBA. Aš žinau, kaip šitas gabalas skamba, ir jis kaip turi skambėti, ir jis kaip turi daužyti. Tai va šitą mes ir sužinosim dabar. Bum. Nu ir ką tu manai? Net administracija langai pradėjo drebėti. Pala. Leiskit man dar tiesiog pasigrožėti priekiu. Atsimeni, kaip viskas atrodė čia? Wow, čia galima tiesiog rankas dėti, liest, ta prasme, čia net nepūrė. Vaizdas stipriai, ta prasme, vaizdas čia iš viso, man atrodo, nepasikeitė. Skirtumas tik tas, kad dabar tas variklis yra tvarkingas. Nu taip, tą jau supratau, blamba. Wow. Nes čia buvo daugiau problemų, negu visi galvoja, negu tu pats žinojai. Taip, aš įsivaizduoju, jo, bet nu... Čia taip maždaug rodyk pirštų ir neparodysi, kas nekeista. Žodžiu, viskas keista, ne? Ja. Bet matau tiesiog viskas tvarkinga, švaru, gražu, blemba, aš tai... Nu, žinai, nuoširdžiai, aš suprantu įdėtą darbą, bet aš nesuprantu tiesiog čia, kas yra. Nu, taip, aš čia nieko tiesiog, nu, neraukiu. Tai manau padaroma, taip, va, to nieko suprask, kaip ir daugiau nereikia, mašina važiuoja.
viskas tvarkingai. Pažiūrėk, lempas. Akytės, ne? Akytės. Čikoje. Lies, they never lie. Čia Xenon ledai? Jo, čia Xenon ledai. Ir dar viena tokia paslaptėlė. Jeigu tu norėsi, yra galimybė, šitie žiedai turi funkciją į oranžinius pasidaryti. Tai tu gali persijungti oranžinius, kaip tau patinka, kadangi nežinojom, kaip tu nori, ar oranžinių, ar baltų, tai Xenon ledas pasiūlė abu variantus vienoje vietoje. Taip, kad Nice. Atsimeni, kaip atrodė tie sparnai. Čia visur buvo skylės, lenkščiai buvo supuvę. Signedos dėka, arkos yra naujas, lenkščiai yra nauji. Tai ta prasme, gali kelt mašiną ir čia nepradės tau lūžt, birėt ir dar kažką. Nes, sparnų jau nebuvo. Ta prasme, pats matei, kai atvarei mašiną. Tu čia pirštais badėjai ir viskas. Žinai, atrodo čia galutinis rezultatas, bet kiek yra įdėta darbo, kiek yra įdėta laiko į tą mašiną, tai... Aš žinok, tikiu, aš visiškai tikiu ir aš, sakau... Mes kai ėmėmės šito projekto, niekas negalvoja, kad mes papuolėm į tokį stiprų reikalą. Atrodė Kem6, kaip Kem6, šiek tiek parūdijęs, su svom problemom atvarėm pas VR Auto vyrus, sako, chebra, žinokit, čia normaliai tą projektą papuolėt. Ir kai prasidėjo darbai, išsirinko, ten skylė, ten tas supuvė, tas neveikia, tas neatsisuka, tas nulūžė ir realiai pasikeitė viskas. Stabdžiai, viskas, realiai nelabai yra kažko nekeisto. Daugiausiai nekeistų detalių liko salone. Visa kita iš dugno, tai viskas naujam detaliam surink. Bet salonas tai čia visiškai mažiausias dalykas, ko man reikėjo išvaizdos, išorės, o pasikeitė visas realiai variklio skyrius, kaip suprantu, persirinko, pakaba visa iš Febio, Signedos, viskas čia sudėta. Jo, bamperiai. Tai va, Signedos bamperiai dar, žodžiu, tai čia realiai mašina pakeitė 180. Pasikeitė 180, aš nežinau, aš neįsivaizduoju realiai, kaip jūs vyriokai tai padarėt, bet... Svarbiausia, jinai dabar yra, ne tik atrodo gerai, bet yra ir patikima, nes... Įsėsi pats, prasivažiuosi, suprasi, kad jinai važiuoja visai kaip šviežia mašina, todėl kad viskas yra naujo tiesiog. Tai ką, skelbiu, kad tu buvai oficialiai papimpintas. Ką, ačiū chebrytė, buvo labai malonu, ačiū Šarūnai. Gero tau kelio. Čiau, vilioju. Tai yra finišo tiesioji, projektas yra baigtas, atliktas labai ilgas ir didelis darbas. Norėčiau padėkoti už visus šitus darbus mūsų partneriam, be kurių būtų nebuvę nei šitos mašinos, nei Deivio šypsenos, tiesiog nebūtų buvę nieko. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti VR Auto servisui už labai kruopščiai, gražiai, puikiai atliktą darbą. Taip pat noriu padėkoti Vilspotui už šios gražuolius. Darbas atliktas kaip vis laik nepriekaištingai, jūs tą žinot, didžiausios rekomendacijos. Taip pat noriu padėkoti Xenon ledui už šviesą, už šios mašinos šviesas. Žibintai atrodo super, ta prasme, fantastika. Ir taip pat kaipgi reperis važiuoja su mašina be aparatūros. Tai dar vienas didelis dėkui X Audio už aparatūrą. Važiuoklės ir variklio detalėm pasirūpino Febis. Kaip matote, mūsų draugai pasirūpino pačios aukščiausios kokybės detalėm šiam automobiliui. Važiuoklė, variklis, viskas rinkta jų detalėm. Taip pat matėte ir saloną, kurį mes patys klijavom kartu su Printonu. Tai ačiū jam labai už padarytą gražų darbą. Salonas atrodo daug naujesnis negu buvo. Ir dar didelį ačiū sakom Signedai už visas kėbulo detalės. Bamperiai, slenkščiai, arkos. Be jų pagalbos šitą mašiną taip pat ir dabar dar būtų skylėta. Ačiū jiem labai. Tai ką, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Ačiū visiems, kas nekantriai laukėt šito projekto pabaigos. Su jumis buvo tikrai Rida ir tikiuosi pasimatysim prie sekančių projektų. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect and my money long. If you ain't talking money.